Sveiki visi, šiandieną pradėsim tripą po Lietuvą. Su jumis sveikinasi Oso HD, Evaldas, senesnių video turbūt matytas. Šiandien važiuosim į Telšius ir paskui Telšiuose padarysim filmavimą ir važiuosime į Mažeikius. Tai pasiėmam jumis kartu, bus manau smagu. Ką, pradedam tripą? Ką, pasiėmėm po gėrimuką, Red Bulliuką ir bus sparnai, bus smagi diena. Nu, pirmas sustojimas degaliniai, spilsim kūrą ir važiuosim. Reikia pirmą salto neiššaut. Mūsų kelionė prasidės, manau smagiai praleisim laiką. Kaip galvoji, kaip pati kelionė praeis? Aš manau, bus idealiai, nuvažiuosim, bus nebelis. Dabar nelyja, bent tiek Dabar jau. jau nebelyja. Na ką, tada pradedam mūsų tripą. Let's go, į Telšius. Jej, pirmas miestas pasiekta. Pirma mūsų lokacija, esam prie Žemaičių muziejaus. Čia netoliese bus žaidimo aikštelė. Tokia graži vieta, ko gero, kiek mačiau iš Google Maps'o, ten padarysim triuką. Ir paskui važiuosim dar į 2 lokacijas. A, jau čia dar prie Valkiauto nereikia. Opa. Bet čia jau, žinok, čia jau saldainiai, žinok. Kas būna, kai prie Valkiautos drėgmės gauna. Paprikolinom. Galim varyti. Nežinau, kas tame prie Valkiauto, bet dabar rūkštų ir kartų saldainuką. Vareisim iki žaidimo aikštelės. Iš tikrųjų dabar reiktų gal pasižiūrėti Google Maps'o, kad taupyti laiką, kur jinai tiksliai yra, kad mum nevaikštinėti. Artėjom prie pirmos lokacijos. Oras tai superinis jaučiu. Net nesitikėjau šitaip gerai. Gerai ir šilta, nėra net šalta, toks tipo nei karšta, bet šilta. Tai turėtų būti ne tik žaidimo aikštelė, bet kersiniai. O kur jie yra? Ai va, matau. Vaizdas va gražus. Mes dar galvom dėl oro, kas čia bus. Oras tai Idealus. perfekt. Nei šalta, nei per daug karšta. Vandenukas, spotas, žiedai. Ne, čia tikrai nice, tikrai. Va, nuo žiedų mąstau padaryti triuką. Čia ant smėlio. Smėlis biškį skaft, bet, sakant, priprasim. Dabar apšilsiu šiek tiek, ilgai neužsibūsim. Šiek tiek jaudinos dėl to triuko, nes atrodo toks, kur iš karto tokį turi kabint, bet manau viskas bus gerai. Reiks normaliai padaryti viską. Štai prasidėjo filmavimai ir pradėjau ruoštis daryti triuką. Ir iš karto pajaučiau, kiek yra baisu. Nenoriu su pirmo triuku susiknisti. Imagination. Aišku, dar reikia pasipraktikuoti tikrai, kad tikrai ant kojų. Bet supratau, ką reikia daryti, žinai. Pirmi žiūrovai. Pavyksta, jeigu nepavyksta. Aš manau, pavyks. Aš irgi manau, kad... Let's go, žiūrėsim, ar išdrįsiu, nes iš tikrųjų tokių akmenų yra, bet čia yra toks dalykas, kur turi 100% padaryti gerai, kitu atveju, nusileidimas nebus pats geriausias. Bet, manau, padarysime, ja? Bus, ne? Patiko tas pirmas? Galim nebūti. Ir šitą ant koją. Taip, ir bum, 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 number 1. Na ką, let's go, Osa. Na va, pastiprinimas atėjo. Į pačią įtampą atėjo, vaikinukai. Kaip laikotės? Ai, blembo. Insane shit. Jautėja, nebuvo tas momentas. Ant kojų bus. Bam. Bus. Na ką, atėjo momentas. Gražus oras, nėra laiko. Nėra laiko, reikia padaryti čia ir varyti kitur. Ką čia? Wow! Fuck yeah! Yra! Maldėt. Eina savo, pirmą kartą šitą triuką darau laukia. Insane. Džiaugiuosi. Patiko vaizdas? Pirmą kartą darau šitą triuką, nesu daręs laukia niekad. O, fotku, 3, 2, 1. Opa? Aš tai sėkmingai nelabai. Nesvarbu, svarbu atemptas. Opa, čia skliopka. Labai gerai. Gal neužsimuši. Opa, atsargiai tik tais. O, nice, 2. Nice. Žinai, nesigėdik bandyti. Jeigu aš būčiau gėdėjęs čia bandyti čia, aš būčiau nepadaręs šiandien. Na, kas dar? Pats geriausias užlipimas. O, nice. Tuoj parodys biškį. Pasiėmė, ne? Aišku, čia užsimės tau kojam, žinai, sunku. Bum. Ne? Tai gražiai. Matai kojas metu? Jas reikia užkelti šiek tiek į priekį, užsimeti va taip ir bum. Ne? Užsimeti ir... Va? Good. Pavyks. Ką, gerai, mes varom ruoštis biškį. Gal džinsų? Osa sakė, dėl video reikia... Biškį. Na ką, už pirmą triuką, varom sakantį. Kita lokacija,
Neįsivaizduoju, ką čia darysim, bet gali būti, kad žmonių bus. Čia toks ir parkour spotas, žinai, bet aš čia tiek daug galėčiau padaryti, bet aš šiandien tiek neapimsiu. Jo, čia dienos reikalas būtų. Susitikom, jo. O, malonu. Čia labai paprastai, ten tas kitas triukas buvo labai sudėtingas. Čia kompanijos atėjo daugiau, kurių dar nebuvo, sveiki. Na, šiek tiek atvariau čia padaryti salto, bet jau tą pagrindinį salto ten padariau čia. Blogai lygiai. Tiem prie lokacijos telšių, manau, bet ten irgi eisim ant to kalno ir ten bus rato pabaiga. Iki Mažeikių valanda laiko. Mažiau, manau. Esam telšiuose, spotas pasidėti. Na va, pakėlėm droną. Dabar čia va nusifilmuosim. Na va, šitoj lokacijai pabaigiam filmavimus. Manau, viskas sėkmingai, ne? Aš manau labai sėkmingai. Geriau negu tikėtis. Aš taip manau. Nes aš iš tiesų galvojau, kad mes labai užstriksim su pirmu to triuku. Jo. Su to buvo labai baisu, bet padarėm. Tai bandysim su kiekvienu miestu daryti, kiek išeis iki tų gerų orų. Tai vat, kas norit prisidėti, paspauskit like komentaruose, parašykit komentarą, kurį miestą turėčiau aplankyti. Ir vat kažkokią panašią vietą kaip čia ar parkelis. Bet kad būtų kažkom išskirtina, nebūtų taip tiesiog koks mokyklos parkas, ne? Arba kažkas gražus, jeigu ten būtų, tai kodėlgi ne. Kad išsiskirtų kažkaip savo architektūrą, sakykim taip. Tai va, dabar mes keliausim tokį garbės ratelį. Tu labai džiaugiuosi, kad pajudėjo reikalai. O jeigu kažko čia nepadariau, tai gal ateityje irgi vis tiek. Čia kaip, sakykim, pirmas blynas toks bus. Tripų kitais metais gal irgi aplankysim, gal kažką kitką. Tai vat, kas nori prisidėti, like, comment. Ir kas finansiškai nori prisidėti, kontribują apačioje palieku. Tai va, dėkui jum ir mes toliau keliaujam. Nu. Vėl susitikom. Sveiki visi. Kur buvot? Tam. Jo, tai mes čia buvom tame. Kai jūs ilgai pralaukėt, aš tai galvoju, kai jūs jau namą išvarėt. Galvojom, kad iš čia. Ant Zakšto kalno nuėjom, žiūriu, nėra jūsų. Ai, aš nelabai tą apylinkę, žinau, aš galvoju, kad čia ir tipo... Aš su dronu buvau čia priskrydęs, gal girdėjau. Ai, matė. Manėm, kad policijos... A, būna taip? Jo, kažkada yra buvę, kai neskraidės ieškojo kažko. Na, sveikučiai. Jo, jau žinokit, aš taip apėjau, nes mums... Ar galit beką padaryti? Iš tikrųjų, fainai, kad atvarėt. 6 metų būdamas jau žiūrėjau. Jo, jis sak... Dar nuotraukų? Na, kas dar? Opa! Opa! Na, kad ir šiai, dėkui! Gerai, bandžiai tripo. Žiūrėsim. Ačiū jum. Viso gero. Goodbye. Bye. Viso gero. Opa! Ir važiuosime į Mažeikius. Ir Mažeikiuose jau užbaigsim vakarą, jau ten visas tos lokacijas aplankysim ir jau daugiau tų treniruočių darysim. O šiaip tikrai telšiuose smagiai pasibuvom, labai smagi auditorija atėjo, labai ačiū jums, kad atėjot. Ir tikrai nuoširdžiai dėkoju, buvo smagu. Kaip tu galvoji, kaip telšiai praėjo? Smagi, man patiko. Labai gražus miestas, tvarkinga. Oras pasisekė. Pirmas sustojimas. Opa. Darėm iš vakaro maisto, tai labai paprastai čia ryžiai su vištiena, vištienos krūtinėlė ir kariu. Tai dar nieko net nesusimaišiau, pavalgysim, greitai užsikimšim ir važiuojam dabar link Mažeikių. Skanu. Kaip tas laikas bėga iš tikro greitai, irgi kosmosas, ką tik išvažiavimo jau. Mažeikiuose planas irgi ko gero panašus, aplankysim tas gražias vietas mūsų, tai pasidarysim treniruočius, susitiksim su vietiniais, jau vietiniai kai kurie jau kiek supratau ir laukia. Telšiuose tai labai smagiai buvo, tai pažiūrėsim, ką Mažeikiai turi pasiūlyti. Apsipirkom, dabar keliausim į parką Mažeikiuose, ten pasižiūrėsim, ką galim padaryti. Pasibūsim, jau pliusas toks, kad nebereikia labai jau skubėti, nes žinom, kad jau čia bus tas paskutinis miestas ir paskui jau namo tiesiog kelionė. Mažeikių parkas pasiektas, keliausim ieškoti vietų čia. Yra, mačiau, skate parkas, mat yra gražus miškas, kaip ir Klaipėda irgi miškas yra, tai tikiuosi, kad šitas miškas kažkuom išskirtinas bus. Kas valgyt pasiėmė irgi, pavalgys, nes mes jau pavalgėm, bet kadangi jis vairavo, tai negalėjo valgyti, tai kol aš apšilinėsiu, kol jis pavalgys ir paskui jau žiūrėsim, ką čia padarysim. Iš tikrųjų, aš neįsivaizduoju, ko čia tikėtis, nes dabar kol kas nieko tokio nematau. Tai nebent va šitoj vietoj. Čia jau tokie parkour spotai grinai. Dabar atliksim tokį explorationą, sustarsim, kur sustojam, matau turniką. Tai sustosim. Per tą laiką jaučiu, apsižvalgysim, tiesiog tu pavalgysi, žinai, kažkur stiek. Ką jaučiu, tai gryno oro. Tokį, kur tikrai gaivų, skanaus.
Dabar keliaujam prie turnikus, kažką prie turniku gal padarysiu ir apeisim parką. Pasižiūrėsim, ką čia galim rasti. Street workout pita, taip ir vadinas. Čia street workout pitas. Praseisim, pasižiūrėsim, gal čia kažką padarysim, bet pažiūrėsim. Einam dar apseisim. Kol kas nesėkmingai, bet jeigu kažką rasim, tikrai padarysiu. Tiek galvojau, kad daugiau lokacijų bus, to varysim ir padarysim. Bet kol kas nematau, ką galėčiau padaryti tokio įspūdingesnio negu bekas ar paprastas triukas. Nu, ko gero, čia nelabai šitas success spotas. Tai čia irgi vyksta darbai, dar įkūrinėja tą parką. Žodžiu, čia vienintelė vieta. Kol kas, paskui čia yra tie blokai, bet aš ant tų blokų čia. Jo, tokia paprastesnė vieta šita. Ilgai tikrai neužsibūsim, nes kad aplankyti kitus spotus, kur jau žinau, kad ten yra susiję daugiau su blokais, tokia architektūra, kur galima daugiau kur kas padaryti ir Mažeikių centrą, aišku, aplankyti. Nes tikrai yra gražių vietų, ką galima aplankyti čia. Jau pavalgy bent kažkiek? Jo, pavalgiau. Gerai pavalgiau, švakar O, dar liko? Galiu parodyti. O, jie visi koliški makaronai. Aš su ryžiais ir kariu, čia matau makaronai. Vištiena ir kariu. Tikro labai daug čia tų vietų tokių, kur padaryti kažkokį rimtesnį triuką neradau. Arba tiesiog nemoku tokio triuko padaryti. O, lokaciją vieną irgi radom. Gal kokį sait. Na. Reikia vieną tam ten viską. Ja, rankoju. Nepavyks, neik pas. Na ką, atėjo žiūrovai. Sakė, turi beką padaryti. Na. Opa, nice. Молодец. Čia jau pirmi iš Mažeikių, kurie atvarė. Na, let's go. Blemba jo, čia aukštai. Dai, let's go. Opa. Smukuoja. Šauniai. Blemba, čia biškis struggle, man. Davai dar vieną, pafilmuosi. Žiūrėsi pats. Opa, gerimukas. Tu darysi? Jo. Rimtai? Palauk, tada leis aš tą pat. Good attempt. Respektas. Dėkui. Čia pirmą kartą tokį šovą? Ar meluoji biškį? Buvo dar beką, bet ant kelieno padarė. Pats ką daryti ir šaunuolius, ble. Žiauriai respektinu tą, kad žinai, tipo, paimi tą tokį šausiu, rankas meti į galą ir gaudai grupiruoti. Padarysi. Ar supratai, ką aš maždaug tau noriu pasakyti? Gerai. Vieno dalyko, ko nedaryk, batutas šitais šokinėjimu. Ant batuto ir nuo kolonos yra du skirtingi pasauliai. Ant batuto nusileis ant galvos dar galimai gyvas, čia jau galva padarė. Opa, žiūrėk, ir neatsipalaiduok, tu neturi ore atsipalaiduoti, negali atsipalaiduoti. Matai, aš nusileidau ir atsipalaidau, sukritau. Tu kaip tik, va, pasiimk, žiūrėk, stovė, ne? Stovė, man. Bum. Už efortą, kad tu išdrėsai, žinok, čia jau yra geras ženklas. Paskui išduosiu tipsų. O šaunuolis pabandė, žinai, kosmosas. Insane. Šitą užarminą, kadangi išdrįso, tai reikia ant kojų irgi hebrytę. Davai, let's go, pasikuriam. Davai, bus ant kojų, let's go. Nu ką, davai. Damušam. Tai vat padarysim, damušim. Na, damušam šitas easy work. Na ką, dar vieną, let's go ant kojų. Yeah! Tu nuo aukštai darai su grupiruotė, tau layoutą reikėtų daryti. Layoutas yra be grupiruotės. Be kelienų, netrauk kelienų. O kaip pabandyk tiesiog neimt grupiruotės ir tau jau pusę darbo padarys. Ir bandyk, žinai, daugiau šokti į galą. Ir dar vienas dalykas, atsistok, kad tu galėtum stabilizuoti save. Šok į galą, ne į viršų. Aha, sėmė tokį. Op, tai. Be grupiruotės, nes matau, nori rankas dėti. O kaip išmok, pradžiai šitą ranką pasidedat, į kurią norit pusę makako išmoksta pirmą. Šitą, hop, padarot. Paskui sėmat pritupėt, hop, šuolis, nepervers. Visai neblogai. Jos. Viskas gerai? Jo. Jeigu važiuosim pro Mažeikius dar kartą, užsuksim būtinai. Jo, linkėjimai. Iš Mažeikių. Davai beką. Mokyt ir šiam. Ne, mokiname. Bet šitie tokie... Sodų parkė tenai mokai, 5 kem viską mokai tenai. Šitie tokie, ką sakė vietinė, hebra padarys. Opa, jau daugiau net kaip muscle upą, žinok, be užsimetimo beveik skliopkė gavas. Kad sargiai gerai. Ne. Voverė? Jo. Opa, eina? Nice. Padarys. Muscle upą padarai? Opa, Muscle up. go. Opa, 1, 2. Viską turnikai. Bet toks kelias, tai ryštinė.
Priklauso iš Kelėno. Nuvarysim prie tų normalesnių turinką, nes aš Ten į matau, Sodų kad parką reikia. čia. Sodų parkai, ten tai daug kas daro, penkis kemti. Ta, kur norėjau, tvarim šitą spotą, paeitį, tai ką šaunam, let's go, ne? Eik tu. Žiauriai gerai. Na ką, gerai, kas čia beką norėjo? Reikia pirmą išmokti atsispirti su viena koja. Čia bėgimas jau yra, kai išmoksti neblogai pradžią. Tau reikės va, supranti, gal nori pasakyti, bet ne taip, ne? Spaudys. Ne? Ir visas šitas. Jau eina. Matai? Ne į apačią ir ne taip kaip pačioj pradžioj. Visur? Ne, taip, teisingai. Įsikelk ir var rubulį savo. Hop. Ne. Tu dabar bandai nučiopinti tą medį. Runescape, žinau. Jeigu būsit Klaipėdoje, parašykit man žinutę, atvarysit pas mane į salę pamokinti. Tarsi treniruotės vedu Klaipėdoje parkūro studijas. Tavo gimtadienį, jeigu... Ir į gimtadienius galiu atvažiuoti, žinokit, jeigu norit. Davai, važiuosit, suksit. Kas fantastika, kai atvažiuoja į tokius miestelius, parkavimas visur yra nemokamas. Ir va tas man patinka, nes nereikia ten ieškoti, kur susimokėti, apsą įjunginėti ir taip toliau. Tai toks laiko gaišimas šiek tiek gal. Nežinau, čia nesu buvęs, neįsivaizduoju, ką čia galim padaryti, tai dabar ir sužinosim. Jeigu aš susižaloju šiandien, tai... Maratonas baigėsi. Ant Jo. 1 kilometrą. Na, einam toliau ieškoti vietą. Jau vis tiek ir turėsim greitų metų jau po truputį, gal per čia perškų. Na štai atvarėm į sodų parką, taip vadinas. Čia daug sodų turėtų būti šiaip, bet nėra. Tiesiog pažiūrėsim, ką streetworkoutina, ilgai čia nebūsim turbūt, nes reikia dar vieną lokaciją aplankyti. Tai va, o čia tiesiog daugiau tokia streetworkout vieta. Taurininkų tai tikrai daug. Čia geriausia. Ja. Nu čia jau tikrai neblogi turnikai. Nu, šausit kažkas trišiam, aš realiai dėl šito tvariau čia. Blemba. Nu va, žiūrėk tokį. Jo, tak. Давай. Опа, найс. Laura, давай, tu! Опа. Давай. Эй, о, šitas найс. Молодец. Да. Treniruokitės, išmoksim. Gerai. Mažykius suskaitom. Plojam. Stop. O beką darysi? Ką? Tai tu gali eit prie turnių. Na, nice. Daryk, ką nori. Gerai. Net lygu. Toliau eik. Tiesų. Va. O čia dar liuka, dar geriau. Na ką, buvo malonu. Na ką, viskas. Važiuokit ten. Važiuojam dar vieną lokaciją. Gal nuvažiuosim dar prie apleisto tilto. Manau, būtų dar, nu, neblogai, ne, jeigu pavyktų. Jeigu spėsi pagal laiką. Ja, nes pagal laiką jau gan sudėtingai mes čia. Turim valandą. Gal. O, tai va, mažykiai buvo success, kas be ko. Jaunimas leidžia laiką. Aktyviai leidžia laiką, tas svarbiausias. Nes kiekvienas jaučiu padarė čia kokį masalapą, dar kažką. Kieti vyrai. Bet tikrai matas, žinai, turnikų pilno, ta tokia mažeikių, ta street workout bendruomenė, tai supranta, kodėl čia turnyrus daro. Na ką, į vakarą einam ir jau vėjas kilt pradėjo, tai va, atvarėm prie pagrindinio mažeikių spoto. Sveikučiai visi, kaip jūs? Na, davai. Nice. Kaip į piliakalnį lipam. Toje vietoje bent spotas toks, kur turnikai, žiūrėk, dar vienas lygiagretės, a ne, 1, 2, 3, 4. Čia gal ant... Reikia gražiai, ramiai. Na va, čia aplankėm, padarėm paprastą triuką, tai vat, bye fontanas. Na ką, varysim prie mažeikių ženklo. Į YouTube? Nu gerai. Rokas. Malonu. Na štai, mažeikiai. Dan, labai, sakyčiau, successful vis tiek filmavimas. Padarėm, ką reikėjo. Nu, ne visos vietos gal tiko tiem filmavimam, bet
Aš manau, gavos geriau negu tikėjomės. Jo, iš tikrųjų tikrai taip, kas be ko triukų padarėm, kuriuos reikėjo nufilmavom, susitikom su vietiniais, kas norėjo nusifotografavo ir mūsų tripas pirmos dienos dar nesibaigė, dar važiuosim į tokią tiesiog urban vietą. Iš tikrųjų labai pasilgo aš tų tokių urban vietų, gal pakelsim droną, tikėkime, kad turėsim saulės dar. Saulytė dar švieska. Darėm ko gero į vietą. Na štai, atvarėm tokio apleisto. Na ką, atvarėm prie šito tilto. Šiek tiek pafilmuosiu su dronu, pabandysiu užlipti. Gal ir pakabėsim, nežinau, iš tikrųjų konstrukcijos labai tokios senyvos, tai pažiūrėsim, kaip mums seksis. Jo, kita. Nu va, tik paprašysiu visų to nekartokit, tai yra labai pavojinga. Jo. Skaudžiai. Galvoju, kad taip skaudžiai. Čia ir užbaigsim šitą dienos mūsų tripą. Kaip diena praėjo? Žinok, netikėt. Jeigu patiko toks video, būtinai užmeskit like. Tikrai įdėjom daug pastangų. Ir nepagailėkit pakomentuoti, paspausti like ir parašykit, kokį miestą turėčiau aplankyti. Jau nežinau, ar šiais metais tą miestą aplankysiu, bet gal ir šiais metais kažką dar aplankysiu, nes rytoj nusimato dar vienas tripas į Šiaulius ir į Panevėžį su nakvynė jau gausiu. Gal dar dasidės kažkokių miestų, sugalvos. Gal vienam miestą skirsim daugiau laiko, nu žiūrėsim, varijuosim, nežinom. Tik pasiekti mane Instagrame osahd_official ir kas norite prisidėti prie kanalo finansiškai, palieku Contribui apačioje. Tai didelis ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Oslo HD.